Prekės kūdikiams. Nauja gyvybė, naujas lapas. Natūralu, kad ieškome savo kūdikiams ir vaikams tik tai geriausių produktų, kurie nebūtų kenksmingi jiems. Labiausiai pažeidžiami yra kūdikiai. Manau, kad kūdikiams žaisliukus reikėtų rinktis ypač atsakingai, ypač kramtukus, nors gali būti kramtukas ar ne kramtukas, jie vis tiek viską dedasi į burną, todėl reiktų pasirūpinti, kad tai nebūtų pigaus plastiko kramtukas ar žaisliukas, kurį vaikas kišasi į burną. Ftalatai, parabenai, toksinės medžiagos, viskas eina į mūsų kūną. Kviečiu kuo ilgiau išlaikyti tą mūsų baltą lapą, kuo baltesnį, kuo sveikesnį. O tą tikiu tikrai padės padaryti kokybiški daiktai aplink mus. Vokeliai kūdikiams, šį kartą parodysiu šiltą vilnonį. Toli nereikia ieškoti, iš tikrųjų Zafiro Vomar yra Lenkų įmonė, bet tikrai labai gera. 2 leliukus išvežiojau šitam maiše, būtent tokį pat turim. Kieme sutinku mamas, kurios turi iš flokačio šitus vokelius, tai aš nežinau, man tenai yra, atrodo, 3 jisai plonesnis ir man atrodo, kad vaikam tenai tikrai šalta. Šitam aš tikrai nebijau, kad jisai sušals. Ir labai geras dalykas, kad vaikam tinka, dabar mano vaikui yra 3 viršaus metų, bet jis dar vis miega vežimėlyje ir mes dar telpam į šitą voką, nes čia yra prailginė. Čia prisitvirtina prie vežimėlio, kad būtų stabilus. Yra daug skylučių, todėl galite prisidėti ne tik mano į vežimėlį, bet ir į auto kėdutę. Toliau to pačio Zafiro vilnoniai pledukai. Neina perteikti, kaip jis iš tikrųjų atrodo, bet tai nėra tas senovinis vilnonis pledas, tai yra premium vilna. Nenoriu plėšti pakuotės, bet nežinau, kaip perteikti, kaip jis atrodo, va, kažkas tai tokio. Bet čia yra jau plonesnis pledukas, medvilninis. 75 ant metro. Čia yra irgi vilnonis dekutis, rečiau matomas, kad būtų tamsiai pilkos grafitis spalvos. Ir čia jau yra didesnis 100 ant 150, tai tiks ir didesniam vaikui apglėbti ir pačiam užsimesti prie televizoriaus. Tikrai labai minkštas, kokybiškas audinys. Čiulptukai Bips, vieni turbūt ir gražiausių, ir kokybiškiausių. Ir jau tikrai pamilti jūsų. Trumpai skirstosi pagal dydžius nuo gimimo 1 numeris, vėliau eina 2 numeris. Buteliukai kūdikiams mes turime iš He or She buteliukus. Ir nenoriu ardyti, bet čia yra nuo 0,3 mėnesių mažesnis variantas ir didesnis nuo 6. Silikoninis buteliukas imituoja natūralų maitinimą. Jo švelnumas primena tikrą odą, o ypač minkštas žindukas primena krūtį. Unikali buteliuko oro valdymo sistema leidžia pašalinti patekusį į orą, o tai padeda išvengti dujų kaupimosi organizme, sumažinti ir pašalinti atpilinėjimą ir dieglius. Čia yra mažesnis 160 ml, o šitas didesnis 240 ml. Na, manau, jeigu aš dar turėčiau vieną naujagimį, tai mano pasirinkimas visgi būtų ne grožis, o kokybė, nes čia būtų buteliukai visiškai be gramų plastiko, tai yra, kaip va čia rašo, no plastic, ir į šitą įmonę būtent turit Made Safe organizacijos sertifikatą. Tai tikrai pasako daug. Dalykas, kad buteliukas auga kartu su vaiku. Jūs keičiat tik angalius, o lieka ta pati gertuvė. Bandysiu gražiai išimti ir jums parodyti. Tai toksai mažas, mielas buteliukas su silikoniniu, medicininiu silikonu. Užsidengia. Piura. Nusiema. Štai. Ir jokio plastiko. Nei miligramų plastiko. Norėčiau, kad turėtumėt galimybę palaikyti rankoje, nes jaučiasi, kad tai yra kitokios kokybės daiktas. Čia yra didesnės talpos tokie pat buteliukai. Va, čia rodo, kaip gertuvė gali augti kartu su vaiku. Tiesiog keičiat angalius, o gertuvė lieka ta pati. Čia rašo apie Made Safe sertifikatą. Yra gertuvės jau kūdikiams, tai ta pati pjūra pereina kūdikėlės. Va, matot, iš pradžių yra toksai kaip čiulptukas, tada mes pereinam prie patogesnio angalio, o jau kai vaikas yra toddleris, bet iš tikrųjų, nežinau, man tas šiaudelis atrodo, kad tas pats ar šitas, jisai vis tiek galėtų gerti jau būdamas mažo palyginus amžių. Čia kartu yra ir gertuvė, ir termosas, todėl vasaros metu jūs gersit vėsų vandenį.
o žiemą vanduo nesušals. Čia tokie gražesni šiek tiek mergaičių variantai. Gertuvės kūdikiams taip pat Don Baidier turi tokias gertuvėlės. O čia labai patogu nešioti su rankenėle, o ją pavertus išlenda šiaudelis, patogu kūdikiui. Podelis, bet galima sakyti, kad ir gertuvė patiem mažiausiam. Taip pat BPA Free, mano mylimo prekinio ženklo Don Baidier gertuvėlė podelis su 2 rankenėlėm, o vėliau galite tą dangtelį nuimti. Knygos kūdikiam, tai čia yra labai mielos Vigaleri knygutės, patiem mažiausiam jau nuo gimimo leliukam minkštos. Jų sudėtis yra 50% lino ir 50% grinos medvilnės, organinės medvilnės. Kiekviena knygutė, šita knygutė gali būti ir spalvota, ir juoda balta. Lavinamieji žaistai ir knygutės vaikam. Tai yra, mano vienas ir tas pats, nes tokios knygutės jau tikrai yra lavinamosios. Čia biškai jau nuo vyresnio amžiaus, kaip pirmoji knygutės, veiklos knygutės su visokiausiam veiklom. Čia irgi galima turbūt pavadinti knygutės vienu dideliu lapu. Labai puikiai tinka kelionėm. Įvairiausios veiklos mažom rankytėm. Na, o pačios populiariausios knygutės mažyliam tai yra šios Stuff Toys Belgija knygutės. Šita knygutė yra tik tai juoda balta. Ja galite naudoti visur. Ir prisisegti vežimėlėje, ir lovoje, ir vestiklų keitimo vietoje. Ir labai geras dalykas, kai prasideda pilvuko laikas. Knygutė viena pusė juoda balta, o kita jau biški turi spalvų, kas vaikui vėliau yra tikrai labai įdomu. Vienas smagiausių lavinamųjų žaislų tai yra dėliojimas, piramidės dėliojimas. Turime ir spalvotų variantų. Čia labai mielas traukiamas žaisliukas, jisai turi virvelę, yra traukiamas ir visas kūnelis jo juda. Traukiamas taip pat žaisliukas ir kaladėlės, vaikutis gali dėlioti spalveles. Tokie žaisliukai yra vieni paprasčiausių, bet labai mažyliams įdomus, kada galima statyti piramides, jau galbūt ir mokyti skaičiukus ir atpažinti formas. Kiekviena detalė turi skylutę, reikia įmesti tinkamą formelę. Ženklo Jeba Du, mano labai mylima kompanija, kaip ir minėjau praeitame įraše, jie turi padarę dėžes su amžiumi, pavyzdžiui, 6-12 mėnesių. Ir čia atrinkti yra žaislai tik tie, kurių reikia vaikui nuo 6 iki 12 mėnesio. Kramtukai vaikams. Manau, kad šita kategorija yra labai svarbi ir šitą dalyką reikėtų rinktis tai labiausiai atsakingai. Dėl to, kad čia yra viskas tiesiai į burnytę. Čia yra natūralaus kaučiuko A Little Love Company kramtukai. Labai patogiai pasiimti gali mažylis į rankytę, bent jau maniškiai, tai labai jį mėgo. Čia irgi rašoma, kad pagaminta 100% iš natūralaus latekso. Tikrai nėra toksinių medžiagų, nėra PVC, BPA, ftalatų ir nitrosaminatų. Turim vokiečių įmonės medinius kramtukus, visgi kas pabijotų silikoninių arba latekso, tai mes turime ir natūralios medienos kramtukai. Kramtukų arsenalas pas mus tikrai yra nemaža. Silikono ir medžio kartu kombinacija, nes kartais, kurie mėgsta daugiau pakramtyti, tikrai silikono gali ir neužtekti. Šio krutuliukai labai patogiai pasiima į rankytę. Vokiečių gamintojo Lasik, mano irgi labai mėlima. Ir silikonas, ir mediena, ypač mažylių, palikti vienų, žaidžiant tokiais visokiais dalykėlės tikrai nederėjo. Čia jau ne naujagimiui, bet šiek tiek jau aktyvesniam jaunuoliui, rašo nuo 3 mėnesių. Tai tokios labai mielos ausytės, paspaudalioti silikoninės tapukas. Don Baidier taip pat labai mielas kramtukas. Ir labai geras dalykas tame, kad galite prisikabinti ir prie nešiojamos kėdutės, ir prie vežimėlio, ar kur tik tai sugalvojat. Ir nepaslaptis, kad mažyliai, patys mažiausi leliukai gali būti labai jautrus ir jiem yra labai svarbus miegelis su savo kvapu, galbūt su mamytės pieno kvapu. Todėl turim labai gražių, visokiausių migdokų, minkštų, iš tikrai puikios medvilnės.